Urtė 4. vaikas šeimoje. Pagrindukė, lepinama, mylima ir dėl savo ligos saugomai krištolinė. Simpatiška guvi mergytė nešiojanti vardą, kuris reiškia Dievo dovaną. Vieną dieną savo mamai ji paaiškino, kad vaikščioti negali todėl, kad jai neleidžia Dievas. Jos tėvai Erika ir Gvidas tik purto galvas ir 1000 kartą mažyliai kartoja: ne Urte, tu gali, tu daug gali. Nėštumas kaip ir vaikas buvo norimas, laukiamas ir nieko ypatingo lyg ir nebuvo. Galbūt buvo svoris mažesnis, bet ir kiti vaikai mano irgi nepasižymėjo dideliu svoriu, taip kad nerimo iš tikrųjų niekas nekėlė ir gydytoja visada buvo, kad viskas gerai, viskas tvarkoja. Tik vieną kartą, kai buvo tiesiog buvo pasižiūrėta, ar gerai vystosi smegenys ir aparatas kažkoks buvo labai keistas. Gydytojas sako, man atrodo, čia viskas gerai, tikriausiai aparatas mūsų senas. Tai tik dėl to ir jūs nesijaudinkit. Kažkaip norėjau tikėti, gydytoja nuostabi ir aš ir prieš lankiausi su kitu nėštumo metu, taip pat pas tą pačią gydytoją ir kažkokių abejonių nesukėlė. Tik tai jau tai vėliau pradėjom galvoti, kad galbūt reikėjo stabtelti. Buvo gal dar mintis iš aplinkinių, sako, tu vyresnio amžiaus mama, ar į genetikos centrą jūsų nesiunčia, sakau, ne. Kitą dieną po gimdymo mes jau suvokėm, kad Urtė bus kitokia. Iš ko? Iš ko? Iš to, kad kai tau 4. vaikas ir tu turi kažkokį įsilavinimą, tai aišku, pirmiausia, jie apžiūri, apspaudai ir tada jokio naujagimystės reflekso mes visai neradom. Žinot, tai paprastas delniukai, bet tai yra taip svarbu ir taip aišku, iš to visi diagnozuoja kažką. Tai ir tai buvo aišku, kad ne taip. Bet kada gydytoja neatvyko nei tą, nei kitą dieną ir mūsų neišleido, neišlydėjo, net nepasiklausė, tai jau tas nerimas dar labiau sutiksėjo ir buvo aišku, kad mes parvažiuosim biškai kitokie, bet didelis labai baimės nebuvo. Galvom, kad nebus tai blogai. Silpnesnis, mama vyresnio amžiaus. Svoris mažesnis, 2 kg 600, viskas susitvarkys. Bet praėjo mėnuo, 2, 3 ir mergaitė net nesistengė pradėti laikyti galvytės, buvo visą laiką suglebusi, visą laiką pasyvi. Tada jau ir dar užsitęsusi gelta, kuri tęsiasi iki 4 mėnesio, mes važiavom į klinikas, domėjusi viskuo, padarė galvytės tyrimą, tuo metu galvytėje aptiko cistas. Bet vėlgi kiti sakė, kad tai yra labai daug kam būna, galbūt čia kažkokia gimdymo trauma ir laikui bėgant jos pačios savaime ištirps, išsivaikščios. Tiesiog mus taip išsiuntė, laimingai toliau aukit, žiūrėkite, vaikščiokit pas neurologą. Tarsi viskas turi praeiti. Taip, tarsi viskas turi praeiti. Na gerai, ėjo toliau, 4., 5. mėnuo. 7. mėnuo jau mes vėl atsigulėm į klinikas tyrimams ir tada jau viena iš gydytojų sakė, čia negerai bus, jums reikia pradėti galvoti apie invalidumą. Ir mums atsiuntė tiesiog padaryti tą eilinį testą, ant kiek ta mergaitė yra kitokia. Ir atėjusi testuotoja, jau ta gydytoja, jinai nusprendė, kad jinai ir kur čia, ir nemato, ir žodžiu kažkaip taip, emocijos aišku, mes susipykom su ją, taip nėra, sakau, jinai ir nekur čia, jinai ir mato. Urtė ne tik mato ir girdi, ji ir kalba, dainuoja, mintinai išmoksta ilgiausius tekstus. Žinoma, tie jos žodeliai dar sunkiai ir ne visada aiškiai ištarti, bet su labai dideliu noru. Su tokiu pačiu noru mergytė ir eina. Jos žingsnis tai mamos žingsnis, bet jų abiejų tikslas tas pats – Urtė vaikščios. Kol maža buvo, kažkaip aš visiškai nekreipiau dėmesio, galvoju, visi vaikai kažką nedadaro, kažką nepadaro. Paskui, kada jau supratau, kad vis dėlto jinai jau turėtų kitokia būti, kažkaip skaudu būdavo. Nekėlėt savo klausimų už ką? Kodėl? Kodėl man? Kodėl mūsų šeimai? Nežinau. Galbūt net save pradėjau kaltyti. Galbūt mano tas amžius. Nuo to gal. Ėjom pas neurologus, pasidarėm kažkokius tyrimus. Važiavom pas genetikus. Na ir ką sakė? Ką sakė gydytojai? Pirmiausia, siuntė pas genetikus, nes vyresnio amžiaus tėvai, jūs ten, mes važiavom, nieko ten nerado. Ir tada genetikė užrašė juodom balto ryškiai padaryti rimtą galvos smegenų tyrimą. Nes čia mums jau taip,
Nežinau, gal mes tokie atrodėm labai niekam tikė, kad nieks mūsų dėmesio nekreipė. Nu ir galų gale mums padarė jau tą paprasčiausią tyrimuką. Pasakė, kad nieko gero nebus. Bet tokios labai rimtos diagnozės nenubrėžė. Matysit, žiūrėsit, jums reikia, neurologija sakė, jūsų darbas yra daugiausia, kad tai būtų judėjimas, nu tą kryptį mes ir paėmėm. Aišku, važiavom ir kažkur konsultuotis, dar ieškoti, žiūrėti, ką galim padaryti. Ir kai jau niekas čia mums nepadėjo, ir kai galutinai gydytojai sakė, nu tiek, kiek jūs padarysit patys, tiek jūs turėsit. Su šita liga stebuklų nebūna. Kada jūs ją pasodinsit, vežimėlį? Tai taip ir turėsit. Laimingo sėdėjimo tada. Ir mes jo neturim, mes ir vis jokio vežimėlio neturim. Kitaip tariant, jeigu ją pasodintumėt ir Jai laikytumėt patiktų. vežimėlį, Taip, jeigu patiktų, nebejaustų visur poreikio. veža, visur matosi, jai patiktų. Mes dabar neturim, o mamai su tėčiugi sunku nešti. Žygiuojam, ranka vienam, ranka kitam, kada jinai perkelia kojas, kada biškai pasitempia, bet jinai supranta, kad čia taip turi būti, visi vaikšto ir jai reikės. Pratimai ten kažkokie, tobulėjimas, raumenų tvirtinimas, tai yra, sutinku, kad tai yra labai svarbu. Aš stengiuosi kažkokį ir dviratuką, triratį, kad pati mintų, kad vystytųsi raumenukai, koordinacija, nu pats, pas mus tik nėra pirkti nieko tokio. Dar sovietmečių būdavo tokie triračiai įdomus, dabar absoliučiai nieko nėra, tai aš pagal. Taip sumaščiau, tai ir darau. Kitaip tariant, jį vis tiek kažkiek velka tas kojelės. Jinai jas velka, mėto iš, nu ne taip, mes stengiamės, būna, kad dėlioji, žiūrėk jau gerai. Ir paskui suvoki, kad tu per ilgai ją vedžioji už vienos pusės. Reikia perėti kitą. Ir paskui reikia žiūrėti, kad vedant nepakeltum raktikaulio, kad neiškryptų. Kad sudarytum jai normaliai einančio žmogaus būseną. Nu, galvoja apie viską, aišku, kantrybės daugiausiai tai turi tėtis. Emocijų tai kaip visada gal pas mane visokių ir jos keičiasi per dieną, nes kitą kartą sakau, kodėl ašgi galėčiau geriau eiti malkas kartais tai būna. Nu. Bet paskui sakau, Urtė, kad ir šiandien sakė, jūsgi geri mano tėvai, o čia dabar nervuojatės. Erika stengiasi nebeprisiminti viso to, kuo jie gąsdino medikai vos gimus Urtei. Mes tiesiog truputį kitokio, sako moteris. Visi šeimos nariai jau priprato, kad Urtės rankos iš savosios negalima paleisti. Bet tai, kiek jie visi kartu per tuos 4,5 metų jau yra pasiekę, stumia juos į priekį. Mamos mane supras, sako Erika, nes kiekviena iš jų dėl savo vaiko daro viską, kaip ir mes. O akivaizdus rezultatai tai ženklas, kad viskas įmanoma. Kai pamačiau aš ją ką tik gimusią, naujagimę, pirmo patronažo metu, tai buvo angeliško grožio mergaitė, bet paskiau, kaip sekėme jos visą psichomotorinę raidą, buvo stebimas labai ryškus atsilikimas ir iš tikrųjų prognozės buvo labai liūdnos. Per tuos kelis metus, dėka mamos pastangų, nes jinai tikrai dėjo daug labai energijos ir rūpesčio, labai rūpinosi to vaiku. Buvo visur mergaitė vežama, konsultuojama, geriausi specialistai konsultavo. Mažiukė padarė labai didelę pažangą savo psichomotoriniai raidoj. Nes mama pastoviai dirbo, pastoviai buvo įjungta kineziterapeutų komanda ir logopedai konsultavo, ir neurologai konsultavo. Ir mama padarė viską, ką jinai galėjo padaryti savo jėgom. Ir tai yra iš tikrųjų mamos kitom mamom tai jinai būtų pavyzdys. Daug, be galo daug. Ir be galo daug energijos, ir be galo daug finansinių dalykų bus, nes viskas kainuoja, kelionės kainuoja, mankštos, masažai, viskas yra iš tikrųjų. Ką valstybė gali skirti, aš manau, tai yra minimaliai. Blogiausia, aš jau manau, nieko nebegali būti. Jau blogiausia būtų tada, jeigu jinai būtų gimusi truputėlį kaip pasyvesnių žmonių šeimoje. Tai gal būtų blogiausia. Dabar aš jau nemanau, kad būtų blogiausia. Aš galvoju, kad
bet kuriuo atveju jinai atras nišą, vietą gyvenime. Blogiausių, kas gali nutikti, kaip ir visiems eiliniam žmonėm. Meteoritas užkrist, mašina numušt, dar kas nors, nežinau, pakliūti. Aš šiaip tai, kas liečia jos lygą, nemanau, kad kažkas labai blogiausio, o geriausio tai darbo pasiekiama viskas iš tikrųjų. Kaip tas vaikas keičiasi, kaip jinai auga? Labai į gerą pusę iš tikrųjų. Nes ir žodynas yra didesnis, ir jinai psichomotorinė raida yra žymiai geresnė. Prognozės buvo žymiai blogesnės. Mes kito kelio neturim, mes daugiau neturim ko jai padėti, apart to kasdieninio darbo buvimo su jie ir palaikymo ir kasdienio. Nėra kito kelio. Ir liko tik tas. Kažkokios ligoninės ar gydymas Lietuvoje, viskas. Tai viskas, liko tik tas. Putinai, reikia išbandyti viską, kas įmanoma. O jeigu nepadės, tada jau imsim kažkokius sprendimus. Su šita liga reikės visą gyvenimą jam kovoti ir reikia padaryti viską maksimaliai ir reikia išbandyti visus gydymo metodus, nes kartais gyvenime atrodo neįmanomi dalykai tampa įmanomis. Vieni sako, jūs vaiką eksperimentą kamienėm ląstelėm. Nežinau, ką pagalvotų visi kiti, bet aš tikriausiai norėčiau 40 metų savom kojom, negu 70 vežimėlį. Jinaigi bus jauna mergina, graži jauna mergina, kažkada pas ją bus jausmai. Ką aš jai tada sakysiu, kad aš kažko nepadariau? O kodėl mama sakys? Kad mes negalėjom? Sakys, kodėl? Turėjot langus? Kodėl stogą turėjot tada? O aš negaliu, žodžiu. Yra kaip yra. Daugiau mes nieko duoti jai negalim, tai norim padaryti tą, ką galim.